Nuo rugsėjo 1-osios 9 Panevėžio miesto mokyklose veiklą pradėjo pilotinis projektas 16 atvirų klasių, kuriuose mokosi įvairių ugdymo poreikių turintys vaikai. Nuo 2024 metų startuoja jau ne tik atvirų, bet įtraukiojo ugdymo modulis mokyklose. Tai visose ir darželiuose, ir mokyklose ateis jau specialių ugdymosi poreikių turintys mokiniai, norintis su tėvelių sutikimu, jeigu jie manys, kad jų vaikui labiausiai tiktų mokytis vienoje ar kitoje mokykloje. Tai, kad pasiruošti, mes startuojame su pilotiniu projektu Atviros klasės ir 9 mokyklos būtent dalyvauja šiame projekte ir 16 atvirų klasių yra steigiamos mūsų mokyklose. Taigi dalyvaus 48 mokiniai, kurie turi didelius arba vidutinio dydžio specialiuosius ugdymo poreikius. Mokyklos ruošiasi tam, konsultuoja mus psichologinė pedagoginė tarnyba tiek mokytojus, tiek tėvus, tiek ir vadovus mokyklų ir taip pat šviesos ugdymo centras turintis didžiulę patirtį. Tai ruošiamės tam 24 metų pradžiai, jau visus metus galėsime ruoštis ir sutikti mokinius pasiruošę puikiai. Projekte dalyvaujančiose mokyklose įkurtos 9 antrojo mokytojo ir 16 mokytojo padėjėjų pareigybės. Pagal naują projektą dėl atvirų klasių tai turėsim vieną atvirą klasę, tai prasme jau turim vieną atvirą klasę, kur mokosi ir bendro ugdymo visi vaikai ir mokosi keletą vaikų su turinčiais sutrikimus. Kalbant, jeigu apie įtraukųjį ugdymą ir tuo pačiu apie atvirų klasių projektą, tai mokytojai dalyvavo labai įvairiuose seminaruose, tiesiog mokėsi, ugdėsi, ėjo pas kolegas, taip, sakykime, tos šiek tiek ir praktikos turi, gal ir nemažai netgi tos praktikos turi ir teoriškai tikrai yra pasiruošę ir aš manau, kad nebus sunku įgyvendinti. Pasak Žemynos progimnazijos direktoriaus, su specialiuosius poreikius turinčiais mokiniais bus dirbama papildomai. Bus mokytojo padėjėjas pastoviai per pamokas ir bus papildomas antras mokytojas, kuris ateis, padės matematiką spręsti, padės per lietuvių kalbą, per istoriją, per anglų kalbas. Būtent tai bus tokia specifika. Taip pat ir visa, ir pedagogas, ir socialinis pedagogas, ir psichologas padės paruošti individualius planus tiem mokiniam ugdytis. Tokia dirbs, tarsi bus komandinis darbas toje klasėje. Šis projektas įgyvendinamas drauge su dar 14 šalies savivaldybių.